Reikia plaukti labiau. 40 centų gali būti jūsų. Jeigu jūs užpildysite lentelę, kad iškris auksinis kamuoliukas, tada galėsiu aš atsipūsti. Jau atsipučiau. Tai, kaip sakant, dabar sena, įkvieskime mūsų nulaužtą Liepą mano asistentą Liepą neškų žaidimo mašiną, mašina įnešta. Aš supažindinsiu su žaidimo taisyklėmis. O taisyklėmis! Žaidimo taisyklės yra tokios! Jeigu jūs užpildysite kampus, nuskriskite kamuoliukai, jūs laimėsite kampus. Jeigu jūs užpildysite įstrižainę, kol iškris 4 kamuoliukai, jūs laimėsite įstrižainę. Pluk. Jeigu jūs užpildysite visą lentelę, kol iškris auksinis kamuoliukas, jūs laimėsite visą žaidimą. Laimėsite žaidimą? Netempiant sumos, sakau, let the play begin. Dabar man reikės 4 žmonių iš šitų scenos. Kai 4 žmogai, prieikite mane. 2, 3, 4. O. Raudonųjų komandai atstovauja raudonieji. Mėlynųjų komandai atstovauja žaliukas mėlynieji. Nagi ir dabar supažindinsiu truputį su šito žaidimu ir bus 1, 2, 3, 4 ir dar vienas klausimas. Komanda, kuria sakys daugiau negu kita komanda, išeis į antrą turą. O dabar duokime komandom atsidėti ir žiūrėkime į lošimo mašiną. Kamuoliukas baltas. Purvinas. Užsibraukite savo lentelėje baltą purviną kamuoliuką. Antras kamuoliukas. Kamuoliukas raudonas, kiauras. Užsibraukite kiaurą kamuoliuką savo lentelėje. Trečias kamuoliukas ir jis žalia, mažas. Taigi dabar pradėkime klausimanį žaidimą. Dabar aš pirmą klausimą duosiu raudoniesams. Taigi raudonieji, koks yra mūsų prezidento Aldaus Adamkaus vardas? Tu devilas maniukų. Taigi, koks yra Aldaus Adamkaus Aldas. Adamkus? Valdas! Valdas! Antras klausimas. Kokia upė yra Lietuvoje didžiausia? Nebent tik tau. Ir antrą klausimą užduosim tą patį klausimą, bet antrą klausimą užduosim mėlyniesams. Mėlynieji. Maitis. Ir ančiausias taismas buvo raudonieji. Trečias klausimas. Kokia profesija yra mūsų krepšininko Alvydo Masilionio? Šaunuoliai! Iš pirmo karto sakė! Jūs turite taškas, reikia pasirinkti, nes šis taškas bus lemtingas. Ogi klausimas toks. Kiek mokinių mokinas Linkuvos internatinė mokykloje? Internatinės 8. Da manęs 12. Ir ančiausią atsakymą buvo
atsakymas. Kokiame šou mes dabar esame? Liegt zwei lieben Hochzeit, jetzt aus Schäftumme! Taigi, ir šį tašką aš skiriu. Štai kas pralaimėjo. Kas laimėjo? Laimėjo mėlynieji ir jie išeina į kitą etapą. Taip, apleik, matau. Dabar jūs stokite prieš tokį. Stokit, peržiūrėk. Taigi dabar pridėsime kamuoliuką, kol bus laimėtojas ir jis išloš 20 litų 40 kartų. Dėlą kamuoliuką. Ir vėl ta mašina. Nebekremkit, da. O, iškrito, kamuoliukas oranžinis, bespalvis. Taigi užsibraukite savo lentelėse bespalvio oranžinį kamuoliuką. Dar laimėtojo neturime, todėl dabar sakysiu, koks yra didysis mūsų prizas. Didysis prizas. Prizas, ne prizas. Yra išliupinę 5! Išliupinę! Žiūrėk, dabar kažkokį, žiūrėk. Žiūrėk. 100 kilometrų įsibėgėja per... Na, jis tai įsibėgėja. Tačiau, tarkim, kad įsibėgėja per 6 sekundės. Taigi, mano mikrofonas nusisuka ir toliau. Dabar jūs ženkite per liniją, jei galvojate, kad su šiuo kamuoliuku bus nubraukta visa lentelė. Štanka. Kamuoliukas auksinis, keturkampis. Taigi jūs pralošėte, reikėt atgal. Jūs dabar. Atleiskite. Ženkite liniją, jeigu galvojat, kad su šiuo kamuoliuku bus viskas. Nesuprantu, palaukit. Įjungė. Ir kamuoliukas. Mėlynas, trikampio formos, skambutis! Mėlynas, susidės!